Gerai, tai po truputį tada ir pradėkim judėti priekim. Dėstysim sekančią temą, eisim. Kam vakar patiko vakarykštė tema, davė naudos. Galim. Gražu, puikiai. Ačiū. Labas rytas. Taip, labai gražu. Taip, labai gražus rytas. Tikiuosi pas jūs toks pat. Nuotaika taip pat gera, manau. Ir šiandien bus tokia nevyriška tema, bet tokia techninė tema. Ačiū. Taip, techninė tema, kaip susikurti puslapį. Tai yra, kaip paprastam tokiam berniokui kaip aš, arba paprastai merginai kaip jūs, susikurti savo verslo puslapį. Taip. Ar panaudojat vakarykštę paskaitos mintis apie svajonės, ar turit 3 svajonės? Žinot, išeisi vyras žvejoti, parneš auksinę žuvelę. Ir jeigu netyčia išsipildys tie 3 norai, ar žinosit, ko paprašyti? Jo, o jeigu rimtai, pereikim prie kitos rimtos temos, tai būtent verslo puslapio sukūrimas. Ir turiu 2 geras žinias, kad tai yra nesudėtinga, paprasta ir lengva. Tai yra, jeigu aš esu visiškai, kaip čia, labai rusiškas geras žodis yra, čainik. Jeigu aš visiškai nesusigaudau technologijose, tai yra paprastų kelių žingsnių sistema, kaip susikurti puslapį. Ir tai duoda Facebookas padaryti nemokamai. Pirmiausia, noriu jūs pasveikinti jūs, kad jūs jau esat, kaip čia pasakyti, internautai, tai yra jūs jau Facebook'e savo profilį esat susikūrę, tai jau esat pasiekę daug. Tai va. Taip. Ir ką tai duoda? Ką duoda puslapio, kodėl jį verta atskirti nuo savo akaunto? Dėl to, kad tai yra su darbu, su veikla surištas veiksmas. Tai yra paprasčiausiai atskiriama nuo jūsų asmeninio gyvenimo. Ir pirmiausia, kuo yra patogu, kad maža investicija ir visai nemokama. Tai yra labai paprastų žingsnių sistema, dėl ko tai yra gerai, nes pačioj pradžioj jums nereikia investuoti didelės pinigų sumos. Jūs galite kadangi vis tiek dauguma esam Facebook'e, taip, šiandien šnekėsim tik apie Facebook'o puslapio kūrimą, sekančiose paskaitose, gal jeigu bus aktualu, iškelsim kitose socialiniuose tinkluose, nes socialinių tinklų yra daugiau. Taip, ir nuo ko pradėti? Taip. Aišku, nueinam į savo Facebook'o profilį. Tai va. Ir puslapio apačioje, priklausomai dar nuo kompiuterio, galbūt labas rytas, Genovaitė, labas rytas, taip, malonus matyti, kaip Utenoj oras, pas mus saulė šviečia, o vienas kitas debesiukas. Taip, labai gerai. Taip, ir paminėsiu dar, kas vėliau prisijungia. Šiandien paskaitos tema yra puslapio sukūrimas. Kaip sukurti Facebook'e nemokamą savo puslapį mūsų MLM verslui. Taip. Ir užėjus į savo profilį, jūsų profilio apačioje yra reklama, puslapis, grupės. Spaudžiam puslapis, taip, ir atsiranda sukurti puslapį. Pradžiai, kai aš pradėjau, irgi ieškojau, nežinau kaip čia ką sukurti, nuo ko pradėti. Pirmiausia, nuo ko pradėti reikia, tai pirmiausia nuo puslapio pavadinimo. Tai turi būti jūsų. Taip. Vilniuje dar supratau, aišku, labai gerai. Taip. Tai grįžtant prie to, kad pirmiausia reikia susigalvoti savo puslapio pavadinimą. Taip. Jūs akauntą jau mokat susikurti, taip. Žinot, kaip nuotraukai kelti, jau daug kas jau čia ne pirmi metai Facebook'e, taip. Puslapio sukūrime taip pat yra labai svarbu pavadinimas. Taip. Kaip jį sukurti, tai ir sugalvojat savo pavadinimą, taip. Ir jeigu puslapio pavadinimą kaitaliosim, tai paprasčiausiai auditorija žmonės pasimes, nežinos, ar čia jūsų auditorija, ar jūsų puslapis, ar ne jūsų. Jeigu, pavyzdžiui, aš vieną dieną pavadinsiu tenais vienaip jį, taip, kitą dieną kitaip persigalvosiu. Taip, jį galima ten redaguoti, bet kai pradeda, jeigu mokamą reklamą darom, tai tada
jau rekomenduojama nekaitalioti puslapio, nes žmonės net pažins jūsų. Taip. Taigi, ir paspaudus sukurti puslapį yra išmeta 6 platformas, įmonė, produktų brandas, angliškai rašo pramogos, menininkas, taip, ir yra pirmas, yra, kaip čia vadinasi, jis dabar tai pasakysiu, angliškai jis vadinasi, local business on place. Angliškai čia rašo verslas, taip, ir paspaudus ant tos namelio, čia toks namelis parašytas, taip. Jeigu jūs esate įmonė, įmonės vardu arba organizacijos, tai galim sekantį dėti, suvesti savo duomenis. Taip. Ir čia prašo puslapio pavadinimo. Vat, ką aš jau minėjau, pirmiausia, puslapio pavadinimas turi būti, tai yra labai svarbu. Tai va. Ir jį reikėtų rimtai sugalvoti, susimastyti, koks jis turi būti. Tai va. Tai va, galim taip ir sukurti kokį nors. Taip. Toliau prašo kategoriją, ar tai parduotuvė. Tai va. Ir čia užpildom tos laukelius. Užpildom laukelius, va, prašo vietovė, city, miestas, pašto kodas, jeigu žinom, telefono numeris ir viską supildom. Taip. Taip. Ir jeigu neužpildom kažko tai laukelių, taip, tai išmeta raudoną lentelę, kad reikia nurodyti kategoriją. Taip. Taip. Taip, aš truputėlį čia pasidėsiu akinius, prisijungsiu. Gatvės adresas, pavyzdžiui, rašom. Va, rašom adresas, city miestas. Telefonas. Ir įvedam savo telefono numerį. Kategorija. Taip. Ir pavadinime galime rašyti tuos raktinius žodžius, kurie, sakykime, jūsų, kaip pasakyti, gali būti, kaip per paiešką būtų lengva surasti. Taip? Aš dabar vedu verslas namuose. Taip. Supratau. Okay. Taip. Ir vat, kai užpildau tos pirmus 6 laukelius, Facebookas vat, užkrauna ir dabar atidaro pagrindinį langą. Taip. Jeigu viską mes teisingai užpildėm, ir dabar atsidaro puslapis toksai, kaip pas jūs pirmą kartą prisijungus prie Facebooko. Taip. Yra kairiame kampe viršuje yra jūsų asmeninis paveiksliukas, taip. Per vidurį didžiulis yra pridėti viršelį, taip, ir, vat, pavyzdžiui, įdėti nuotrauką, vadinkim tas avatarkė jūsų mažytė, taip, langelis, spaudžiam jūs pasirinkti iš kompiuterio ir įdedam savo, pasirinkam iš kompiuterio, iš kur įkrauti nuotrauką. Taip, klausia, iš kur paimti. O, gerai, padaryti nuotrauką. Man siūlo nusifotografuoti. Gerai. Ačiū. Taip, čia.
Taip, nu va, aš padariau, išsaugojau, va, nusifotografavau, net šičia įkėliau, tiesiogiai net nereikėjo iš kompiuterio ieškoti. Ir jau užsklandą jūs pasidaryti mokat, taip, ant Facebooko, tai viskas čia tas pats tvarkosi. Ir jūsų viskas suvedat tuos vat, pagrindinius duomenis. Ir foto turėtų, vėlgi, turėtų būti jūsų asmeninė, nes, pavyzdžiui, ne kokia nors Schwarzeneggerio nuotrauka, ne? Mano asmeninė, arba, vat, jeigu moteris, ne kačiukas, ne šuniukas, ne gėlytės, o jau vėlgi, kadangi puslapis yra kūriamas verslui, tai rekomenduojama yra įdėti asmeninę nuotrauką ir, kaip čia pasakyti, įžiūrima. Ne kad būtų kažkur toli tenais nematoma, taip? Nes ikonytės paveikslėlėje žmogus turi aiškiai matyti jūs. Taip. Taip, galim pasirinkti užsklandą, viršelį tiksliau, taip, ir sveikina atvykus į sukūrus puslapį, taip, jame dabar kol kas nieko nėra, jisai tuščias yra ir ką mes dabar dar galim padaryti, tai ateityje mes kelsim postus, taip, dėsim video, viskas principas taip pat kaip ir Facebook'e. Nieko nesiskiria, tik viršelio užsklandos nuotraukoj nereikia naudoti kompanijos pavadinimo, tai yra geriausia rekomenduojama, kaip čia pasakyti, promotioną, reklamuoti save. Tai yra jūsų, koks jūs esat, tai yra koks, nepagražintas, sakykime, o paprasčiausiai, kaip jūs natūraliai jūs elgiatės ir foto ir, sakykime, neperdėtai. Nes jeigu aš kažkaip perdėsiu kitaip, o nuveisiu į asmeninį savo profilį, pasižiūrėsiu, kokias pas mane tenais nuotraukas, kad nebūtų labai didelio skirtumo. Taip, tai ir žmonės jūs suras, kodėl šitas reikalingas, dėl to, kad paprasčiausiai šiuo metu yra būtent tai žmonės renkasi asmenybę, taip, ir paprasčiausiai dabar, jeigu paklausis, kur rasti ten tokį Nikolajų Lukjanovą, taip, man prieš kelis metus buvo Kaune, turėjau pokalbį, tai ir viena mergina paklausė, kaip jūs rasti internete. O, aš tada galvoju, internete manęs faktiškai be Facebooko kažkur tai ir nieko nėra, kaip pavyzdys, taip. Tai rekomenduojama suvesti savo duomenis kuo tikslesnius ir kad netgi palei vardą pavardę jūs atrastų lengvai. Tai va. Taip. Taip, pasižiūrėkim, kas čia dar pas mus yra. Tai va, čia kairiam stulpelėje vėlgi viskas labai panašu kaip ir profilyje. Yra įrašai, peržiūros, nuotraukos, tai galima įvykiai, vaizdo įrašai, bendruomenės, galima dėti kažką. Ir toliau, aišku, kaip Facebook'e yra, parašykite ką nors. Vėlgi, tam pačiam puslapį siūlo, kaip čia padaryti tą dalyką, kad galima dėti kaip ir į paprastą Facebook'ą. Taip. Taigi, ir viskas, realiai puslapis sukurtas. Tai yra buvo 5 minučių darbas, suvesti pagrindinius duomenis, adresas, miestas, telefono numeris ir jūsų puslapio pavadinimas. Tai va, manau, tai yra labai paprasta. Nes tai yra nesudėtinga ir kuo Facebook'as labai gerai, kad galim pabandyti bet kas. Tai va, susikurti savo puslapį ir tai yra gera praktika, nes šiaip puslapis sukūrimas yra šiek tiek ten sudėtingiau, užima laiko daugiau ir jis yra mokamas. Ateityje pašnekėsim, jeigu toks poreikis bus, galim bus sukurti tą dalyką, kaip netgi savo asmeninį internetinį puslapį, ne vien tik tais Facebook'ą. Bet pradėkime nuo Facebook'o, nes tai yra paprasta ir lengva. Tai dar pabandom tada pridėti viršelį, taip, pasirinkti iš nuotraukų, paveikslėlį ir galima išsirinkti iš siūlomų arba iš kompiuterio, arba iš savo. Taip. Toliau yra dar mėlynas pridėti mygtuką ir siūlo pakviesti draugus.
Tai vat, kadangi Facebook'e mes turim draugų ratą kažkokį, taip, ir mes galim pakviesti pamėgti savo puslapio draugus. Tai savo draugus pamėgti šį puslapį. Tai vat, ir šitas procesas užtrunka šiek tiek ilgiau, tai yra paprasčiausiai, kol susikuria auditorija. Tai va. Tai va. Ir vieni žmonės pamėgs, kiti nepamėgs ir taip jūs susikursite savo auditoriją. Ir įkelti profilio nuotrauką ir paveiksliuką yra taip pat paprasta kaip ir Facebook'e. Aš manau, čia nieko naujo nepasakysiu, bet jeigu paprasčiausiai nufotografuojat ir įkeliat į kaip postą. Taip. Taigi, šiandien apie puslapio sukūrimą būtų truputėlį tiek, manau, nebent turit klausimų. Jeigu kas neaišku, galite parašyti asmeniškai. Ir šiandien toksai techninė dalis, rytoj bus kita tema, sekantis perliukas, mes ją parinksim, nes patys dar nežinom, kokia rytoj tema bus, taip, tiksliau žinom, bet tai yra siurprizas, tai va, taigi iki rytojaus 9 val. Ryto, gražios dienos, viso.